Sveiki visi. Šiandien darome sąramas. Pagaliau atėjo tas laikas, nors per ilgai užtrukome jas darydami, bet pagaliau pasidarome, pasižiūrime, kaip tai atrodė. Taigi viskas nuo pradžių. Žinoma, mūrydami pasilikome vietas, kur statyti sąramos, užleidome ant blokelių apie 30 cm, kaip kur išėjo, tai nesvarbu, bet padarėme klaidą ir mūrydami palikome štai tokias vietas, numojom ranką ir sakėm, išsipjausim paskui, nedarykite to, nes mes vis dar tai darome. Mūrydami iš karto pasidarykite angas ir nesakysite, kad paskui atpjausite, kažkur kažką nupjausite. Tai pailgina ir pasunkina darbą. Tai buvo pirma pamoka. Dabar ruošimės armatūrą, kurią dėsime į sąramas. Armatūrą sąramuose naudojom 10 mm storio. Susipjaustame pagal sąramų ilgį visą. Ir patys šį kartą rišome. Mums tik tai pagamino štai tokius kvadratus lankstinius, mes patys jų nedarėme, nes palyginti buvo nedaug, už 200 tokių lankstinių sumokėjom 30 eurų, o darbo juos susilankstyti tai būtų labai daug. Va, ir turime tokius, susidedame juos panašiai kas 30 cm dedamės ir susirišame vielute. Nebuvo labai patogu, bet kai pratome, darbas sklandžiai ir greitai. Jeigu bus kam įdomu, kur pirkome armatūrą, kas mums darė lankstinius, rašykite komentaruose, atrašysiu. Šiaip reklamuot nesinori. Tai va, už 200 tokių sulankstytų 10x20 pas mus eina centimetrų lankstiniai, tai ir armatūra visa 20 plotis, 10 cm aukštis. Už lankstinius sumokėjom 30, už armatūrą pas mus buvo viso apie 50 metrų sąramų. Sumokėjome apie 100 eurų. Taigi, pas mus, kadangi blokelių plotis 30 cm, tai darėmės 20 plotį armatūrą, aukštis, kadangi sąramų 20 cm, tai darėmės 10, nes 5 cm bus pakelta nuo apačios, štai čia susikrovėme, ką pasidarėme, įvairių ilgių. Toliau, štai guli mūsų lankstiniai, o štai paruoštos sienos, kaip matote, sąramos, palikti užleidimai apie 30 cm, ant kurių dėsis loviai. Pirmiausia, pradedame nuo prisisukame lentutes, ant kurių atsistos sąramų dugnas. Prisisukime, kaip matome, ne lygiai su blokeliu, o centimetrų žemiau, nes pas mus 10 mm fanierą mes naudosime ir jinai atsiguls ant lentutės, o ne ant blokelių turi atsigult. Todėl jinai yra žemiau. Prisisukime vienu varžtu vieną šoną, toliau su gulščiuku išsilyginame lentutę ir prisisukime kitą. Kadangi du jų blokeliai, varžtus reikia naudoti apie 10 cm tam, kad laikytųsi stambių sriegių, nes kitaip mažiukai nieko nelaiko šitie du silikato blokeliai, išplėšia lengvai vos pajudinus. Ir taip susisukame ant visų sienų, ant visų sąramų tokias lentutės. Ir matuojamės ilgį jau pirmai išsipjauti lentai dugnui sąramus. Štai, pasimatavome. Aišku, gerai pagalvojus, kilo mintis, kad reikia pamatuoti dar kartą. Niekas nepasikeitė.
Štai tokios fanieros. Pirktos jos mes jų nepjausim, pirkom atraižomis, gavom kaip tik 30 cm pločio. Kur pirkom fanierą, jeigu kam bus įdomu, rašykite komentaruose, parašysime. Fanierą sumokėjome apie 100 eurų už fanierą. Pirkom ten jų daug metrų, kadangi atraižas pirkom, tai vis tiek pigiau negu pirkti sveikais lapais. Taip pat susirinkom fanierą, iš kitų gavom pasiskolinti. Štai, idealiai atpjauti, idealiai tinka ant mūsų prisuktų lentučių. Toliau ruošiamės mes tarpinės, kurias dėsime į lovius, tam, kad tvirtai stovėtų. Taip, arba betonas išplėš mūsų lovius. Arba susispaus, bus netiksliai, atstumas turi būti visur lygiai 30 cm. Aišku, viskas priklauso pagal pakelių, štai tokie kaiščiai. Vėlgi, kur pirkom, klausim komentaruose, prašysim, kur pirkom. Viso mums reikėjo pasidaryti apie 200 tokių vamzdelių. Tai pirkom maišą antgalių, sumokėm, žodžiu, šitie plasmasės buvo nebrangios, visų kainavo man apie 20 eurų jos. Pasidarėm, aišku, mato tokį agregatą, kadangi susipjausit reikėjo daug, po 30 cm, tai vertėjo pasidaryti tiksliai, pats atsirėmė 30 cm ir nupjaunam, kad kiekvieną kartą nematuoti. Iš pradžių truputį buvo netikslumas, pasitaisėm, pasimatuojam, puikiai, idealiai, lygiai 30 cm. Truputį netgi darėm trumpesnius nei 30. Nes geriau sarma bus čiut siauresnė, negu jinai bus pilvas iššokusi. Apsišviečiam, žinoma, tas vietas, kur sukame lentutes, nepaliekam. Su dujų silikato blokeliais čia jokių problemų. Su tais blokeliais sudėtingiau būtų šitas reikalas. Aišku, to nedarytume. Štai, ir dabar suksimės pačią esmę šito video lovį. Susidedam plokštės lygiai ir prasigrėžiam 12 mm skylės, kadangi mes naudosim 12 mm varžtus. Jūs nedarykite tokios klaidos, čia pamoka numeris 2. Skylės prasigrėžkite, naudokite 14 grąžtą. Varžtus tada dėkite 12 susukimui, nes truputį pavargome, kol sukišome. Štai su tokiu grėžiame 12 mm, taip pat su tokiu reikėtų grėžto, ne su paprastu grąžtu. Va, taigi ten turime dugną, čia turime šonus ir ką reikia tiesiog elementariai susukti lovį. Viskas priklauso nuo to, kokį jūs turite dugną. Jeigu dugnas 30 lygiai centimetrų, tai sukate iš šonų dugno plokščią šoninės. Jeigu jisai pas jūs 35, reiškia ant dugno sukate šoninės plokštės. Kad padaryti lygiai, vidų lygiai 30 cm. Štai, susisukam tada varžtus visur kas 15 cm, kad gerai laikytų. Betonas vis dėlto sunkus, o pylėm iš siurblio, o ne patys maišėm. Tai eina su smūgiu betonas, kad neišplėštų. Štai tokį turim jau tvirtą lovį. Sujungimai plokščių iš atpjautų fanierų atraižų. Susisukame, sutvirtiname sujungimus plokščių varžtais. Vieną pusę, kitoj pusė taip pat sujungiamas. Šoninės plokštės yra žymiai ilgesnės, kadangi dugnas yra, tarkim, 1,80 m pas mus daug, kur su užleidimais, kur betonas užsipils dar po 300 cm užleistas, ir dar šoninės plokštės turi užeiti ant pačių blokelių. Aš taip statomės mūsų plastikinius kaiščius ir juos perveriame varžtus. Užsukėme varžtai 12 mm storio. Štai tokį. Juos mes naudojame pamatams, matėme kituose video tuos pačius varžtus, todėl jie ir yra tokie ilgi, nes pamatai buvo platesni.
naudojame juos kelis kartus, todėl pasaugome. Ir štai taip sukišame. Štai matote vargą, kada 12 mm varžtas ir 12 mm skylė. Tai yra sunkiau įkišti. Darykite skylę didesnę negu pats varžtas. Ir užsukame iš galo visur, aišku, dėdame šaibas. Ir užsukame varžtus. Susukus tokį lovį apačia, jau aišku, kad niekas nesiskės, nes apačiai plasmasės laiko lovio plotį 30 cm lygiai. O kad nesiskėtų viršus, pilant betoną ir kad būtų lygiai 30, tai daromės iš viršaus prisukdami lentutes. Vieną pusę susisukame tiesiog, o kitą pusę sukamės jau pasimatuojam 30, kad būtų centimetrų, susispaudžiam lygiai 30 ir tada tik tai prisukame kitą pusę lentutės. Ir tai pasidarome visas lentutės. Lentutės darykitės platesnės nei pats jūsų lovys, kad jeigu darysite lygiai ir suksite į lentutės kraštą, žinoma, kad jinai skils. Todėl reikia darytis platesnės. Ir sunkiausias čia yra darbas, kadangi fanera 10 mm pataikyti gražiai lygiai fanerą. Štai paruošiu loviai. Iš karto įsidedame armatūrą į patį lovį ir užkelinėsime iš karto juos visus, kad paskui nelaipioti mum ant mūro ir nevargti. Ant žemės žymiai patogiau ir greičiau dirbti tokius darbus. Susisukau tos lovius vienas, o užsidėsime dviese. Nėra jie sunkus iš tikrųjų, kas ten 3 lapai realiai fanieros, armatūra, pakelt nėra sunku. Net kėlėm dviese, užkėlėm 4 metrų virš garažo buvo toks lovys, irgi užkėlėm dviese, kuo puikiausiai užmaunam. Matot, faniera turi būti platesnė. Ir jeigu jūs pasidarėte gerai, varžto aišku nereikia suveršti, kai ant žemės darote, nes jie kada suveršit, labai sunku bus užmauti. Susukat lengvai varžtus rankom, o paskui su raktu suveršite jau kai sudėsite. Štai puikiai viskas guli. O taip atrodo mūsų sudėtos jau visos. Drąsiai galime laipioti ant tų lentučių. Matot, susirėmėm iš apačiojus, surėmėm kas metrą, 5 ant 5 cm tokiais bruseliais surėmėm, kad laikytų ir neišplėštų betonas. Kaip sakiau, remiam kas 80, kas metrą bruseliais. Viršuje, aišku, uždedam skersinį, neremiam tiesiai į fanierą, uždedam skersinį brūsą. Taigi tiek, gerbiamieji, dėkojam, kad žiūrėjot. Tuoj pilsim betoną, laukite kitų mūsų video. Sėkmės!